Sveiki, aš noriu pasidalinti ištrauką iš knygos Dvasinių mokytojų išmintis. Dalai Lama, Tibeto budizmo dvasinis lyderis. Mūsų namai vis didesni, o šeimos vis mažesnės. Pas mus daugiau patogumų, tačiau mažiau laiko. Daugiau mokslinių laipsnių, tačiau mažiau sveikos, sąmoningos prasmės. Daugiau žinių, tačiau mažiau gebėjimo blaiviai suvokti. Daugiau specialistų, tačiau dar daugiau problemų. Daugiau vaistų, tačiau mažiau sveikatos. Mes padarėme ilgą kelią iki Mėnulio ir atgal, tačiau mums sunku pereiti gatvę, kad susitiktume su savo kaimynu. Mes sukūrėme daugybę kompiuterių, kad saugotume ir kopijuotume didelį kiekį informacijos. Tačiau pradėjome mažiau bendrauti vienas su kitu. Mes išlošėme kiekyje, tačiau pralošėme kokybėje. Tai greitos mitybos laikas, tačiau lėto įsisavinimo. Žmonės aukšto ūgio, tačiau žemos moralės. Aukštos pajamos, tačiau smulkūs santykiai. Tai laikas, kai taip daug už lango, tačiau nieko kambaryje. Ir nežinoma, ar į geresnį mes einame. Prieš kažką teisdamas, paimk jo batus ir praeik jo kelią. Pabandyk jo ašaras, pajausk jo skausmą. Užkliūk už kiekvieno akmens, už kurio jis užkliuvo. Ir tik po to kalbėk, kad tu žinai, kaip teisingai gyventi. Ir jeigu jūs laikote save per mažu tam, kad kurtumėte pokyčius, pabandykite užmigti su uodu. Ačiū, kad išklausėte.